Vyteni, Justai. mes su tavimi praktikuojam nemažą kiekį metų drauge. Vedam įvairius edukacinius procesus žmonėms. Esi Movement Vilnius komandos narys nuo pat įkūrimo 2017 metais. Susitikom dar anksčiau, važinėdami po įvairius seminarus. Ir mane visą laiką stebino tavo gebėjimas būti tose įvairiose rolėse. Tai viena vertus būti gydytoju, puikiu osteopatu, kurį žmonės, į kurį kreipiasi ir laukia galimybės pas tave pakliūti, bet kita vertus būti tuo, kuris ne tik gydo, bet ir edukuoja. Tuo, kuris sugeba paaiškinti, nupiešti paveikslą žmogui, kas vyksta su kūnu, kas vyksta bendrai su sveikatos procesu vienoje ar kitoje situacijoje, galbūt net išnešti tai į platesnius kontekstus, kad atsirastų samprata apie tai, ką reiškia viena ar kita liga ar sutrikimas platesniam gyvenimo kontekste, ne tik šito konkretaus judesio arba fiziologijos. Taip. Ir dar vienas dalykas, tai kad tu esi ir tas, kuris gydo žmonės, bet ir esi praktikuotojas pats. Pats praktikuoji labai kompleksišką ir įvairią judesio praktiką. Ir sakykime, galbūt kaip senų senovėje, esi ne tik praktikuojantis gydytojas, bet ir praktikuojantis praktikas, kuris savo kailiu patiri tas įvairias situacijas, apie kurias po to žmonėms ir pasakoji. Tai tas buvimas štai su tavimi ir buvimas komandoje nuolat primena apie labai tamprų ryšį tarp sveikatos, kuri yra įgyjama kažką darant arba būnant gydomam gydytojo arba kažkokius darant pritaikomus pratimus, bet iš kitos pusės samprata arba ta edukacija, platesnis suvokimas, kuris irgi yra gydymo dalis. Tai dabar aš pastebėjau, kad tavo patarimai, praktiniai sveikos gyvensenos patarimai įgauna vis didesnį susidomėjimą tarp žmonių. Vis daugiau žmonių ima sekti tavo žinutes ir praktinius patarimus. Taip išeina, taip. Taip, ir tai be galo džiugina, kad štai iš mūsų tokio galbūt labiau butikinio uždaro edukacijos proceso tos mintys ir tavo skleidžiama idėja pradeda pasiekti vis daugiau žmonių. Tai man smalsu tavęs paklausti, ką tau pačiam reiškia tavo praktika, praktika kaip gydytojo, praktika kaip praktikuotojo ir judėtojo ir galiausiai edukatoriaus. Kaip visi tie dalykai, kaip tu juos matai kartu žaidžiant, galbūt tavo gyvenime arba tavo profesijoje. Pradėsim nuo tokio užsimojimo, ar ne? Nes iš tikrųjų gydymas, edukacija ir praktika įdomiai suformulavai klausimą, nes man, ko gero, labai paprastai kalbant, man neužtenka tik gydyti. Jeigu aš jaučiu, kad aš tampu geresnis gydytojas, vis geresnis, daugiau investuoju į seminarus, važinėju, daugiau gilinu, skaitau ir taip toliau, aš jaučiu, kad aš prarandu arba nepuoselėju, neugdau, nevystau kitų labai svarbių dalykų. Aš tada atsisuku, pažvelgiu, ko aš nevystau. Ko gero, nebesidalinu arba mažiau skleidžiu. Galbūt pats šiek tiek paaukojau savo kažkokio tais, kūno gerbuvio galbūt, ar ne, kažkokio tais, nebijosiu pasakyti, paaukojau savo sveikatos. Tam, kad aš galėčiau gydyti žmonės, aš turiu paaukoti savo sveikatos, bet visada kažką tu paaukoji. Tai, kitaip tariant, galbūt tas gydymas, praktika ir edukacija yra tokio nuolatinio bandymo save balansuoti irgi rezultatas. Nes jeigu vien tik mokai, edukuoji, tai irgi man asmeniškai manęs netenkintų. Jeigu aš nepraktikuoju, manęs irgi netenkintų. Tai jeigu aš
tapčiau vien tik tais praktikui, tada atsiranda toksai tarsi, žinai, į save labai, labai atsisuktum ir tai gerai, o tai kas iš to kitiems? Jeigu aš super gerai praktikuoju, tai kaip kiti sužinos? Bet jeigu aš labai praktikuoju gerai ir aš praradau komunikacijos dovaną, ar kiti sužinos tai, ką aš atrandu? Ar ne, galbūt kažkokie tai bus, atrasti atradimai, paslaptis, kurias aš galiu pagarsinti savo balsu. Ir galiu aš jas atrasti savo gydymo praktikui. Tai man asmeniškai šitie 3 dalykai absoliučiai tarpusavy susiję. Jie turi žaliuoti ir gyventi kartu. Ir aš nenoriu per daug išpūsti vieno kitų sąskaitą. Štai kartais galvoju apie žinojimo lygmenis. Mes labai dažnai iš gydytojo tikimės, kad jis išmanys savo amatą, bet tuomet keliu klausimą, o ką reiškia išmanyti? Ar galimas žinojimas be patyrimo? Ir va čia, tai, ką tu kalbi, mus ir kreipia tą kryptimi, kad iš gydytojo, bent jau aš tikiuosi, kad jis turėtų irgi patyrimus ir praktikas, kad galėtų dalintis ne vien tuo, ką žino kaip vadovėlinėmis žiniomis, ar vien kitų suformuluotais teiginiais, bet pats per savo praktiką, per savo patirtį permastytų ir gyvai dalintųsi. Visiškai teisingai, nes, jūs tai pagalvokim tokį dalyką. Niekas nenori klausytis storų dietologų. Niekas nenori klausytis rūkančių plaučių gydytojų, ar ne? Pulmonologas ateina, jis jau maždaug surūkė ir ateina ir tave moko, kaip gyventi sveikai savo, ar ne, ir savo plaučiais rūpintis. Ar ten širdies gydytojas, kuris puškuoja dėl to, kad pas jį ten kemšasi visos arterijos, ar ne? Tai mes norim matyti gydytojus, kurie prisiema nemažai ir kažkokios tai lyderystės pozicijas ar atsakomybės pozicijas, labai rimtos atsakomybės pozicijos. Mes nenorime matyti jų, mes visada žvelgsim vis tiek į žmogų. Taip, mes regis judam į laiką apskritai su dirbtiniu intelektu, kai žinios mums yra pateiktos ant lėkštutės labai greitai, labai išsamios, labai kokybiškos, bet jau dabar mes norime matyti žmogaus, kuriuo mes galime pasitikėti, kuris savo pavyzdžiu, savo patyrimais gali paliudyti vienos arba kitos informacijos teisingumą ir papasakoti tikrą istoriją, parnešti tikrą istoriją iš gyvenimo. Ir čia man regis ateina laikmetis, kur nebeužteks akademiškai būti stipriai pasiruošus vienoje ar kitoje srityje, reikės tikrai įnešti ir atnešti savo patirtį. Ir man regis tai apibrėš ateities mokytojus. Taip, ko gero, žinai, revoliucija ir sukelia tie žmonės, kurie, gydytojas, kurį sutinki ir matai, kad jisai tenais bėgioja, daro dalykus ir jisai dar gydo pacientus ir tu jį pamatai kitose gyvenimo šakose ir perspektyvose ir tu matai, kad jisai kaip žmogus, jisai subalansuotas yra, arba bent jau bando būti subalansuotas, bando balansuotis, jisai nori palaikyti šeimą, jeigu jis nori turėti šeimą, ar ne, jisai nenori. Aš niekada nepasitikiu žmonėmis, mes esam su tam kalbėję apie autoritetus ir aš nepasitikiu žmonėmis, kurie paaukojo viską dėl savo kompetencijos aukštumų, tarkim, ne, bet jie paaukojo viską. Ir jeigu tu mokėsi iš to žmogaus kompetencijų, tarkim, ar ne, bet jis, tarkim, paaukojo savo šeimą, ar ten trečioje santuokoje, ar ne, bet aš labai geras specialistas. Viskas tvarkoja, bet tu kaip specialistas, tu kažko labai atsisakė, kažko neugdė ir nepuoselėjai. Ir kai aš seku tave, mokausi iš tavęs tokio, aš nežinau, kokias savybės aš iš tavęs periminėjau, kurios gali būti man destruktyvios. Aš nenoriu sekti tavo sėkmės formulę. Jeigu aš matau, kad tavo sėkmė yra nukapojusi, pavyzdžiui, sveikatą. Ar ne? Žmogus gali pasiekti viską, turėti bet ką. Bet niekas nekelia klausimo, o kokią kainą? Būtent. Ką už tai turėsiu atiduoti? Ir kai mes matom daugybę patarimų, nori tokios apimties pilvo, ar nori tokios apimties rankų, ar pėdų, ar kažko. Gal pėdam tai mažiau tinka. Bet kažko nori iš savo kūno, arba iš savo gyvenimo, labai dažnai. Mes grėbėmės sekti tais patarimais. Bet jeigu mes matome žmogų, kuris tą patarimą duoda,
ir turi to dydžio pėdą, ar to dydžio ranką, ar to dydžio apimtį, ar dar kažką savo gyvenime, tarkim, kažkokią vienaip ar kitaip suvokiamą sėkmę, mes turėtume žvelgti į visumą, kaip tas žmogus gyvena, kaip jis būna. Ir čia vėlgi grįžtam prie to, kad mokoma yra ne tik tai, ką sakau, bet tai, kuo ir kaip gyvenu visumą. Taip. Tai dėl to, tuo, ką aš pradėjau dėti į socialinę mediją ir dalintis, aš niekada nededu to, ko aš nepatiriu savo kailiu. Ir netgi ir būna turinys, kuris yra tarsi susijęs su grožiu. Veido įvairi limfotaka, ten įvairūs pratimai ir taip toliau. Bet aš stengiuosi niekada nenueiti jau ant tiek į grožį, dėl to, kad aš nesu grožio specialistas ir man asmeniškai mano veido tas estetinis, kaip pasakytum, ar ne, jau ten, kad man neturi būti raukšlelių. Aš kaip ir nesu kvalifikuotas kalbėti apie raukšlių atsikratymą, jeigu man gyvenime raukšlės niekada nebuvo svarbus dalykas, kurio aš norėčiau neturėti. Ir niekada netrukdė. Raukšlės kituose. Ir niekada netrukdė raukšlės kituose. Ir štai aš norėčiau dabar, tarkim, mokyti, ar ne, tas raukšlės. Bet iš kitos perspektyvos, ar ne, aš tada galvoju, tai gerai, o kodėl man netrukdė raukšlės? Ir tada aš galvoju, gerai, bet kodėl man iš tikrųjų jos netrukdo? Nes mano perspektyva yra kitokia. Aš patikėjau, ne tai, kad patikėjau, bet aš gyvenu taip, kad man, pavyzdžiui, veidas turi būti sveikas ir jisai turi būti judrus. Jame turi gyventi įvairios mimikos, mintis, emocijos ir tu galėti vaipytis ir padaryti kažką keisto ir nenuspėjamo su savo vaikais žaidžiant ar su... Ir, kitaip tariant, tavo charakteris gali gyventi ir būti labiau animuotas tavo veide. Ir dėl to man, raukšlės, ar, kaip, nežinau, kodėl prisirišau dabar prie raukšlių šitoje temoje. Pakalbėkim apie raukšlės. Apie raukšlės dabar kalbam, viskas. Jos yra tiesiog gyvenimo dalis ir tada, kur slypi tas grožis, ar veide, kuris yra naudojamas ir jis turi raukšlių, nes jos buvo naudotos. Pavyzdžiui, pas mane yra kaktos raukšlės, kurios perskaičiau kažkur tais, kad tai yra socialinės raukšlės pasirodo, nes tu nustembi ir tu kažkaip bendrauji su žmonėm ir tai tampa tokių kažkokių tais, tokių tarsi. Ir niekas nenori žmogaus, kuris tarsi akmeninių veidų ir pas jį raukšlės nėra ir tarsi tu jame negali nuskaityti jokių emocijų ir tu negali jo pasitikėti. Ką galiu žinoti, jūs tai gal socialiniai medijai mane sekate mano kaktos raukšlių, nes manim galima pasitikėti, nes aš vis laiką, Šitą iškirsim, raukšlėtasis vytenis. Tai visada smagu iš savęs pasijuokti. Bet pasakei įdomų dalyką, sakai, aš nesu raukšlių arba, vadinkim, neraukšlėto lygaus veido grožio, kaip jisai dabar suprantamas, specialistas, bet tu pasakei vieną įdomų dalyką. Veidas turi būti judrus. Ir čia atsiranda, man atrodo, du sluoksniai žvilgsnio į kūną, žvilgsnio į sveikatą. Man regis, būti specialistu labai raumeningo kūno, arba labai ištvermingo kūno, arba labai dar kažkaip išraiškingo lygaus arba labai degusio kūno ar panašiai. Tai yra tam tikra specializacija, kurioje mes matyt, dažnai reikalaujanti labai specifinių žinių. Bet tos specifinės žinios labai dažnai siekdamos savo tikslo paaukoja tai, ką mes norime atrakinti, iškomunikuoti, tai, ką galime įvardinti kaip sveikata arba netgi panaudoja žodį judrumas. Judesys yra gyvenimas, judesys yra gyvybingumas. Taip. Tai mūsų pokalbis, aišku, ir mes galėtume ir su tavim labai dažnai kalbame gana giliai įvairiomis temomis, bet vis tiek ašis šio pokalbio matyti yra judesys kaip principas gyvenimo, iš kurio randasi ir žmogaus sveikata, ir žmogaus gebėjimas gyventi šiame kintančiame pasaulyje su kintančiu kūnu ir galiausiai žmogaus gebėjimas mąstyti, matyti ir jausti pasaulį, nes be judesio tai berods nebūtų įmanoma. Tai grįžtu truputėlį prie klausimų, kuriuos
norisi tau užduoti, tai tavo pasidalinimas su žmonėmis, praktiniais sveikos gyvensenos patarimais. Ką tu nori pasakyti žmonėms? Kad jeigu taip, na, sakykime, apibendrintai, kokią dovaną tu jiems neši? Kokią dovaną? Yra ne viena žinutė. Ir ko gero dabar, kas iš karto ateina į pirmą planą, tai yra žinutė, kad kūnas klausosi. Kūnas visą laiką klausosi ir dėja, bet mūsų kultūroje stipriai ir kitose kultūrose, įvairiausiose kultūrose mes nukrypom nuo to, mes nebežinom ir mes nebeskiriam dėmesio, kad kūnas klausosi ir mes nukreipiam savo dėmesį į tikslų paieškas, siekti tikslų, ten raumenis augintis stipriau, kažką daryti, atletiniai sugebėjimai, toliau numesti, taikliau pataikyti ir taip toliau. Ir treniruočių ir judėjimo visi mechanizmai ir režimai tapo labai tikslų siekiantis ir labai mechanistiniai. Kuo daugiau kartų padarysi, tuo bus geriau. Kuo stipriau išrausi, išplėši, tuo bus geriau. Ir žmonės man ir pacientai pasakoja, kad jų ir treneriai, ir kai kurie kiti specialistai, ar ne, kurie tas technikas jie tiesiog paveldėjo, tą požiūrį jie paveldėjo, ar ne, ir jie tiesiog daro, ar ne, nemažai to, sakykime, išpažįsta tą. Daugiau bus geriau, stipriau bus geriau, jau mes arčiau pasieksim tikslus. Vienu žodžiu. Ir tuo tarpu kūnas klausosi. Kūnas klausosi. Ir ką jis girdi? Kūnas klausosi ir jisai, ką jis girdi, jisai sako, manęs niekas nesiklauso. Aš klausausi, bet manęs tai nesiklauso. Ir kūnas ateina į tokią perspektyvą. Kūnas tai nėra kažkokia tais mistinė išraiška, ar ne? Aš nekalbu apie mistinius konceptus. Mūsų nervų sistema, jinai nuolatos klausosi. Jinai klausosi, kai mes miegam, jinai kažką klausosi, ar ne, jinai stebi, moderuoja mūsų kūno procesus, kai mes einam, kai mes kalbam, kai mes mastom, tingim ir valgom. Nuolatos nervų sistema klausosi ir kūnas klausosi. Nervų sistema naudoja kūno įvairius receptorius klausytis. Ir kai žmogus dabar plešia save ir traukia, ir rauna, ir per skausmą daro dalykus, arba leidžiasi, kad specialistai jam darytų per skausmą. Stiprus masažas, mėlynės. Kitą dieną man buvo mėlynės, bet galų gale man nustojo tas mėlynės skaudėti. Ir aš juokiuosi ir ne vieną kartą sakau, nepaisant gydymo, pacientas pasveiko. Mes tokiam keistam paradoksui. Ir Kinijoje, pavyzdžiui, kai svečiavausi ir gyvenau trumpą laiką Kinijoje, aš pastebėjau, kad visas gydymas yra per traumavimą, per skausmą, per visą kitą. Ar ne? Tai jų kultūrai tai tinka. Mes pamiršom tai, o galbūt mūsų niekas niekada ir nemokė. Kūnas klausosi. Ir jeigu mes dirbam, ir ką aš ir noriu perteikti netiesiogiai, per pratimus, per tam tikrus, ar ne, ką tu matei, kad jeigu tu darai švelniai, stebi, kvepuoji, darai tai koordinuotai, ramiai, nesiplėšai, tau reikia tik tais išlaukti ir nervų sistema, jinai atsibunda ir jinai sako, palauk, tu klausaisi manęs. Kaip mes galim klausytis savo nervų sistemos? Mes galim klausytis subtilesnių pojūčių negu skausmas, spaudimas, tempimas, kietumo pojūtis, kažkoks tai tirštumo, aš judu tarsi kaip per skystį, kaip tarsi meduje, tarsi mano stuburas kaip šaltas plastelinas, ar ne? Aš pradedu judinti ir kaip šaltas plastelinas, bet žmonės nori kuo greičiau jį išjudinti per skausmą, ištraškint, išbraškint. Tai šaltą plasteliną tu gali sulaužyti, jis lūžta, bet jeigu tu laikai jį, laikai ir trupučiukai, tiesiog tau reikia palaukti ir tau tiesiog reikia laikyti rankas ant to plastelino. Ir jisai minkštėjas, šyla ir kūnas atsibunda. Ir jį pabudina. Ir mes tada dirbam su tuo. Ir mes didinam savo, kontaktą, mes gilinam savo pažintį su kūnu ir nervų sistema atliepia, jinai visai kitaip tada pradeda reguliuoti įvairiausius procesus. Nes nesako, manęs klausosi, dabar staiga mano stuburo nebetempia iki pačios pabaigos per skausmą.
Bet staiga sustoja žmogus, jausdamas, kad, aha, pasiliksiu 20%. 20% pabaigoje pasiliksiu, netempsiu iki pabaigos. Ir viskas. Ir nervų sistema sako, ačiū Dievui, ačiū, kad tu manęs klausaisi, aš tau dabar atiduosiu, padarysiu viską, ką galėsiu, duosiu tau tas galimybės. Atpalaiduosiu raumenis, suminkštinsiu, sumažinsiu skausmą, nes tu manęs dabar klausaisi, tu nelauži, kai aš turiu persijungti į išgyvenimą, nes nervų sistema persijungia į išgyvenimą, jinai persijungia į įtampą, kompresiją. Nu, vienu žodžiu, aš nenoriu per daug dabar užsidegti tuo, bet žinutė tokia. Taip, puikiai, Vyteni, ačiū už šitą puikų įvadą, kuris man atveria, taip struktūruoju, bent jau 6 temas ir mes iš tikrųjų galim per jas truputėlį praeiti, va tai, ką pasakėjai. Žinoma. Aš manau, kad va ta titulinė frazė yra tai, kad kūnas klausosi. Ir tuomet mes klausim, ką jis girdi. Ir čia štai tokios temos, aš iš pradžių jas įvardinsiu, o paskui mes galbūt jas galim vieną po kitos atverti. Taigi, pirmas dalykas, mes gyvenam kultūroje, kuri yra paremta šūkiu įveikti save. Tiesa. Atletas nuolat nori įveikti save. Ir tai kelia įdomų klausimą, o kada ar mes turime laiko susipažinti, ar mes turime laiko pažinti, ar mes turime laiko įsiklausyti prieš įveikiant. Ar pirmiau turime įveikti, o po to jau pats gyvenimas mus priveiks, kad jau turėsime susipažinti. Tai štai savęs įveikimo ideologija ir ką tu matai savo pacientų, tarkime, situacijose, iki ko priveda ir labai įdomu, kokios yra tos istorijos. Na ir tai natūraliai veda į klausimą, kas yra ribos. Ką reiškia dirbti su riba? Ar tai reiškia, kad mes visada turime dirbti tik tai mažos ir labai atsargiose amplitudėse ir atsargiuose scenariuose, ar vis dėlto yra laikas ir vieta, kuomet mes iš tiesų norime patirti tą ribą ir vardan ko ir dėl ko. Irgi labai įdomus klausimas. Na ir skausmas. O kas yra skausmas? Kai kurios kultūros sakys, skausmas yra didžiausias ir svarbiausias mokytojas. Mūsų kultūra nori taip pat atsikratyti skausmo ir net tie žmonės, kurie dirba su vandens kokybė, upių vandens kokybė, galiausiai ateina iki išvados, kad mes nieko negalim padaryti su vandens kokybė, jeigu mes tiek vaistų išleidžiame į tą vandenį per savo kūnus ir vakarų pasaulyje tai yra labai opi problema. Temzėje žuvys tampa vis labiau nevaisingos. Nevaisingos žuvis, čia gera. Dėl įvairiausių vaistų, kurie reguliuoja vaisingumą, tai visa gamta, visa ekosistema reaguoja į tai, kaip mes reaguojame į skausmą. Taip, nuskausminamieji vaistai. Ir tu atkreipi dėmesį į tai, kaip mes galime vis dėlto dėmesingai būti savo kūnu ir vis dėlto įdomu klausti, ar dėmesys gydo ir koks dėmesys gydo ir ko reikia, kad tas dėmesys mūsų aplankytų arba mes įeitume į tą dėmesio zoną, kurioje gyjame, kurioje klestime, pavadinkim, kurioje kūnas skleidžiasi ir kūnas jaučiasi klausomas ir tuomet pradeda mums kalbėti ir pradeda reikšti savo išmintį. Taip, kūnas kaip išminties šaltinis. Na ir galiausiai tai apibendrinant, čia eina kalba apie santykį. Kas esu aš, kas yra man kūnas ir koks tas santykis ir kokie tie santykio šešėliai ir kokia ta santykio amplitudė yra galima. Ir visa tai yra temos, kurias mes su tavimi daugybę metų nagrinėjame, tai galbūt mes po truputėlį atversime, padėsime ir savo klausytojams šiek tiek įeiti. Labai aktualios temos, nes jos rišasi labai stipriai su mūsų ta laimės ir kančios tuo balansu, nes kažkokia tais kančia mums neišvengiama yra ir kartais mes norime eiti į tuos kančios momentus, jeigu aš nepabijosiu to žodžio kančia. Ir iš esmės, žinai, aš noriu turėti galimybės. Galbūt mes daugumoje praktiškai visi, kas klausosi dabar ir žiūri, visi mes plius minus žinom, kaip gyventi. Mes turim visi problemų, su kuriam norim dirbti, bet žinom, kaip gyventi. Mes ne tai, kad stovi gatvėje žmogus ir jis nežino, ką daryti, ar ne, jis žino plius minus, ką daryti paskui.
Bet atsiranda su tam tikrais tokiais gyvenimo pasirinkimais, kartais tu imi ir atsibundi, kad staiga kūnas nebeveikia, jis tavęs nebeneša. Nu tai man atrodo, kad mes norime būti aplinkose, kurios mums padeda karts nuo karto atsibusti, dėl to yra labai, man labai svarbios buvo ir yra judesio praktikos, ar ne? Movement Vilnius, kur mes pradėjom viską daryti ir susitikom, kad mes visą laiką ten save būdinam, vienas kitą būdinam. Ir jau kiek žmonių praėjo, 1000 žmonių ko gero praėjo, ar ne? Ir visą laiką jie vat atsibunda ir supranta, kiekvieną kartą aš ėjau, dariau savo įprastus dalykus, bet pasirodo, dariau blogam santykyje, aš dariau per įveikimą, savęs įveikimą. Dariau per kažkokį tais nedėmesingai, ar ne, visą tai, ką tu išvardinai. Tai man tiesiog, ką aš noriu pasakyti, kad man smagu ir kad mes galime susikurti tokias erdves ir yra žmonės, kurie palaiko tas erdves ir tu palaikai ir Jekaterina ir aš. O dėl savęs įveikimo, jeigu tai yra tema, kurią mes dabar norim truputėlį. Ja, galim trumpai net ir pradėti nuo to vis dėlto. Žinai, nes tu kaip yra su tuo savęs įveikimu, ar tu iš tiesų vedi žmonės per tokią sąmoningą prisilietimą prie kūno ir tokios truputėlį švelniai ir po truputėlį mažas mikrojudesys, galbūt vidutinės amplitudės, nebūtinai labai greitai. Ir tai yra labai, atrodo, kitoje skalės pusėje su tuo, ką mes darom triatlonuose ir maratonuose ir jėgos praktikose. Ir regis toje švytuoklėje žmogus nuolat krenta į kraštutinumus arba daro savęs įveikimo tame santykyje, arba kūnas taip pat meta atgal, kad galiausiai reikia vėl išmokti klausytis. Tai galbūt įdomus tas klausimas man, kaip atrasti tą santykį su savimi, kuriame gali patirti ribą, gali patirti iššūkį, bet ne tą sąskaitą, nepaaukojant sveikatą, kad po to negalėtum šis daryti nieko. Kaip išeiti iš tos švytuoklės ir gyventi normalų, sveiką gyvenimą su judesiu? Čia geras yra. Ir įdomus dalykas, kad mums visiems, nežinau, ar visiems, už visus negaliu kalbėti, bet norisi patirti iššūkį ir norisi patirti tas ribas. Bet didžioji dalis mūsų veiklos turi būti pastatyta ant labai tokio holistinio judesio ir sveikatos pasirinkimo. Su galimybė nuolatos pasirinkti, testuoti ir tyrinėti tam tikras ribas. Ir aš manau, kad žmoguje užprogramuotas yra kažkoks tai noras nuolatos save išbandyti, bent jau ankstesniam amžiuje, nuolatos save išbandyti ir pabandyti sulaužyti savo limitus, tiesiog juos padaužyti kartais. Nebūtinai, ir tai nebūtinai privalo būti vyrai, ir tai, kad moteris tikrai ar ne dirba ir gyvena tik tais per vadovaudamosis švelnumo dėsniais. Kartais mes norime tas ribas. Elementariausios ribos. Žiūrėk, kokios yra ribos. Šiandien pacientė su trimeriu. Man reikia, kiek tokių pavyzdžių aš prisiklausau, aš kai pradedu trimeriuoti, man reikia nutrimeriuoti visą lauką. Iškart. Negaliu. Kita pacientė su baisiausiais nugaros skausmais kreipiasi. Ir supranti, ir mes kalbamės, ir tai tokie žmogiški dalykai. Arba kitas, tai tiesiog praplėsti pavyzdį, kad ne tik sodo darbai, bet, tarkim, žmogus, kuris važiuoja sportiniu dviračiu. Labai patinka ir jis važiuoja ir daug valandų susilenkęs. Čia kardio, čia kilometrai, visą kitą, bet jis jaučia, kad kūną tai labai stipriai rakina. Tai viena veikla. Arba kitas, jis bėga daug ir ilgai ir sako, aš taip išsivedinu, pabėgu nuo savo minčių, pabėgu nuo savo darbo, aš bėgu. Bet ilgainiui atsitinka situacija, kad tremeriuoti nebegali, nes jausmuo. Važiuoti dviračių nebegali, nes keliai ir kaklas, galbūt irgi jausmuo, ir ilgai bėgti negali, nes kelias arba klubas. Ir ką tada daryti? Tai čia ir yra įdomus dalykas, ar ne? Ko gero, kad ką mes norim galėt, gebėt. Iš esmės mes norim karts nuo karto
sugebėti varyti su dviračiu maksimaliai kiek gali. Mes norim sugebėti su trimeriu nušienauti visą tą lauką, jeigu labai reikia, svečiai atvažiuoja ir aš tiesiog noriu ir aš žinau, kad aš plius minus, teoriškai turiu tos galimybės, bet aš nežinau, aš pabandysiu. Bet jokiais būdais mes negalime ant to laikyti kasdienybės. Mes negalime kasdienybėje turėti tokių procesų nuolatinių, ant kurių yra pastatytos ribos visą laiką. Aš jeigu eisiu, tai eisiu maksimaliai kiek galiu. Jeigu važiuosiu su dviračiu, maksimaliai. Jeigu šienausiu, tai mes turime turėti optimalius santykius su savo aplinka ir savo veikla. Vienas dalykas dėl to, kad mes galėtume mėgauti savo gyvenimu. Mes pamirštam, kad darbą, kurį mes galime atlikti, visus darbus, kuriuos mes galime atlikti, mes galime jais ir mėgautis. Visais darbais įmanoma mėgautis. Bet jeigu yra per daug, per greitai, per intensyviai ir visa kita, mėgavimasis išnyksta ir lieka tik tais darbas. Ir man atrodo, tą žinutę mes pametam šitoj mūsų, nežinau, kultūrą, nesvarbu, galų gale. Tiesiog mes norime idealiai susidėlioti gyvenimą, ko gero, kad tie darbai, aš noriu kartais pašinauti žolę, man patinka, bet aš noriu galėti pasirinkti, kiek aš jos noriu šinauti, aš nenoriu tapti jos įkaitas. Ir su dviračiu aš noriu gebėti pavažiuoti, bet aš nenoriu įstoti į būrelį, kuriame visi varžosi ir man yra stresas neparodyti rezultatų savo statistinių, ne? Aš noriu sėdėti prie kompo. Aš noriu pasidėti prie kompo, noriu padirbti, noriu parašyti, noriu pažiūrėti, bet aš nenoriu atsirasti kultūroje, kur sėdėjimas prie kompo yra sveikintina ir kur visi varžosi, kiek kas ilgiau užsėdės, ar ne? Ir mes turime žalojančias darbinės aplinkas. Tai ribas aš nuolatos noriu testuoti, bet apibendrinant, bet aš nenoriu, kad tai būtų mano kasdienybė. Nes, žinai, aš su tuo nugalėk save susidūręs gyvenime labai labai daug. Ir, žinai, būtų viena žinutė galbūt iš žmogaus, kuris tiesiog yra fiziškai silpnas, pavyzdžiui, ne? Ir sakytų, ne, tai nereikia su savim kovoti, nes tu turi eiti tik tais švelnumo keliu ir niekada ten sunkių dalykų nedaryti. Jo, bet jeigu tu pats labai labai silpnas fiziškai, tau tik tais belieka tik tais tą ir kalbėti. Tai aš perėjęs įvairiausius ekstremaliausius žygius, sportus, kovos menus ir visokiausius išprotėjusius dalykus, ar ne? Aš kai buvo laikas, aš testavau šitas ribas labai stipriai. Ir ačiū Dievui, kad buvo toks etapas, aš dabar galiu geriau suprasti žmonės, ko gero, ne? Tam tikrą prasme. Bet tai nėra tas kelias, kai aš negaliu taip gyventi, jeigu aš noriu turėti, žinai, šeimą. Aš nenoriu taip gyventi, nes aš susidursiu su savo kūno realybė ir man pradės viskas skaudėti, nes ribos, vėlgi, ką noriu pasakyti, mes užblokuojam savo sensoriką, mes užblokuojam, sakom, nervų sistemą, tu tylėk, raumenis, sąnariai, jūs tylėkit, yra tikslas, man reikia padaryti. Tai kiek tu gyvenimą gali ilgai taip gyventi? Pabandyk ir sužinosi. Aš visada klausimas, kas prašo įveikimo? Pats kūnas prašo bėgti 42 km. Ar kažkoks įsitikinimas arba kažkoks idealas ateinantis iš išorės, iš kultūros. Ar manęs kūnas prašo važiuoti dviračiu tokį atstumą, ar iš manęs prašo daryti tai. Tai jeigu mes kalbam iš kūno perspektyvos, iš to, kad kūnas klausosi ir galbūt ne tik klausosi, bet ir nori kažką pasakyti, tai čia ir ateina klausimas, koks tas santykis ir koks balansas tarp tų, kurie klausosi ir tų, kurie kalba. Ir matyt, dažniausiai kalba mūsų mintis, kalba mūsų įsitikinimai kažkokie, galbūt net ir mados kažkokios kultūrinės. Ir jos pavergia kūną vienai ir kitai labai specifiniai veiklai, kurioje ribos yra tikrinamos per intensyvumą. Taip, nes tai yra labai suprantama skalė. Taip, pakankamai. Išmokstu tam tikrą stereotipinį veiksmą ir dabar aš jau tą veiksmą tempiu iki savo kūno ribos. Ar tai būtų amplitudės riba, ar tai būtų laiko riba, ar tai būtų greičio riba ir panašiai. Bet man norisi pasakyti, irgi keliant klausimą, o tai vis dėlto ar galime dabar, būdami jau brandaus amžiaus, pavadinkime, brandesnio amžiaus, vis dėlto kažkaip prieiti ir dirbti tas ribas.
Ir man regis, kad mūsų kultūroje labai pražiūrėta teritorija yra, pirmas dalykas, ką tu įvardinai, įvairovė. Ar aš galiu iš tiesų neužsifiksuoti ties tuo, kad aš noriu būti geriausias šitoje arba kitoje srityje ir daryti tik ją vieną, bet galbūt aš galiu pakeisti. Galbūt iš tiesų, žmogus yra įvairovę mėgstanti būtybė, aš tai pasakyčiau, jeigu per daug neužsifiksuoja. Pati gamta yra Absoliučiai. Įvairovės manifestacija, jinai kuria įvairovę ir iš tos įvairovės palaiko savo sveikatą, pavadinkime savo imunitetą. Ir dar kita galbūt riba, kurią galime patirti, tai yra kompleksiškumas. Tai tarkime, toje pačioje veikloje, paimkime bėgimą. Mes visi bėgame tik tai žvilgsniu į priekį. Nes taip yra efektyviausia ir geriausia bėgti. Žinoma. O kaip yra su galimybė pabėgėti šonu, nugarą, sukantis ratu. Ir staiga bėgimas atsiveria kaip kompleksiškas judesio scenarius, kuriame be tos vienos funkcijos aš ir savo kūną labai įvairialypiškai, įvairiapusiškai ugdau, neapkraunu pernelyg stereotipinių judesių ir parengiu save galbūt gyvenimo netikėtumams. Taip. Ir netgi grįžtant prie to trimerio pavyzdžio, ar ne, regis tikrai nupjauti žolę yra vienas geriausias būdas. Moti trimeriu laikant į dešinę ranką ar kairę viršui, tarkime, mano trimeris taip sukonstruotas. Bet galbūt, jeigu mes turime vis dėlto perspektyvą ne tik, kad mes kūną naudojame funkcijai atlikti ir mes jo nematome ir jį neatsižvelgiam, bet iš tiesų mes tuo pat metu atliekame ir veiksmą, bet mes turime mintyje ir tą, kuris tą veiksmą atlieka, kuris tą veiksmą kuria. Tai galbūt tuomet mes turėsime drąsos ir energijos pabandyti kitą ranką paimti trimerį, kitą pusę. Arba paimkim tą patį tenisą. Ne? Taip, kol mes norime žaisti labai gerai ir tam tikroje lygoje, ir tai yra mūsų proto perspektyva, ir mes specializuojamės, norime intensyvumo būtent rezultato prasme, mes žaisime tik vieną ranką. Bet jeigu mes laikome judesio perspektyvą ir žmogaus visų galių ugdymo perspektyvą, mums bus smalsu paimti raketę į kitą ranką. Ir bent dalį laiko skirti pažaisti kitą ranką. Tai čia mes iš tikrųjų ir atsirėmė į tą iš dalies irgi į mėgavimąsi veiklą. Ir gyvenimu. Ir gyvenimu. Ne, mes mėgaujamės savo gyvenimu, mes gyvenam ir mes atliekam darbus tame gyvenime. Mes daugiau neturim kaip. Mes galim įprasminti tos darbus, bet jeigu mes įprasminsim juos kažkaip kitaip, tai bus dažniausiai dėl atsakomybės arba dėl rezultatų. Aš turiu nutrimeriuoti tam, kad atrodytų mano sklypas ne ką mažiau gražus negu kaimyno, ar ne? Ir tai yra viskas. Tai yra varžybinis mąstymas. Tai yra rezultatų mąstymas. Bet tai nėra gyvenimo mėgavimasi mąstymas. Ir kiekvienas fizinis dalykas, ką žmogus gali atlikti, jisai gali tapti toks. Ir tu negali imti į kitą ranką raketės, negali imti į kitą ranką raketės, jeigu tau reikia palaikyti savo, sugebėjimus, nes ateis draugai ir mes žaisim ir aš būsiu, supranti ką, ir kas iš to, kad aš su kairė ranka biškai būsiu geriau, mokėsiu pamusikuoti, ar ne, aš turiu vis tiek lupt su dešinė ranka iki nukritimo. Ne? Ir vėlgi, aš negaliu mėgautis, aš mėgaujuos gerai per varžybinį aspektą galbūt, per rezultatų ir taip toliau. Tvarkoj, bet iš tikrųjų, jeigu tu tu tikrai ilgainiui darai tikrai tai, ką tu nori. Po kiek laiko atsibundi ir man kartais klausimas ir yra, ar ne, žmonės įeina į grupę ir laužia save toliau, tempia save toliau tenais. Ir jie tai daro, nes jie iš tikrųjų nori savo kūną tyrinėti, pažinti, ar jie daro dėl to, kad jau įvažiavo į tuos bėgius kartu su visais kitais ir nebeturi kitos išeities. Ar ne? Ir daro, kol kas nors pradės skaudėti ir turės pretekstą nebetęsti, nebesekti. Arba žmogus antiek jam atjungs kojas, kad jisai tiesiog sakys, velniop tą žolę, ar ne, aš paliksiu ramybėje, galbūt kažkas kitas nupjaus. Ir tada kitaip pradeda galvoti, kaip mėgautis savo gyvenimu. Labai įdomus klausimai, kuriuos mes ne visada turim atsakymus.
Taip, kultūra mus įveda į maksimizavimą greičio, efektyvumo, žinojimo perspektyvą ir mes darome kažkokias tai veiklas ir tuomet kažkas, tarkime, nebeveikia ar sulūžta ir mes su ta pačia perspektyva, ekstraktyvia perspektyva, kuri išnaudojo kūną kaip resursą, Taip. mes su ta pačia perspektyva įeiname į reabilitaciją. Pavadinkime į reabilitaciją arba į kažkokią tai, kas norime, kad mums padėtų. Tarkime, aš ateinu į judesio praktiką, į judesio pamatus, aš noriu, kad dabar man truputėlį padėtų kažkaip susitvarkyti ir su skausmais, ir su traumom, ir galbūt padėtų įgauti naujų galimybių. Bet tą mąstymą aš atsinešu. Ir pirmoje užduotyje jau aš vedu savo kūną į maksimalias amplitudės, aš tuoj pat lyginuosi su šalia žmogumi atliekančiu tą pačią užduotį. Ir forma pasikeitė, bet pats tas turinys, jis liko tas pats. Na ir čia iš tiesų mūsų metodikoje labai svarbu vėlgi žmonėms sugrąžinti jausmą judesio mažesnėse amplitudėse, lėtesnio judesio, pasimėgavimą lėtesnių judesio. Ir tuomet jau vėlgi per ilgesnę kelionę leisti pajausti, kaip tas mažesnė amplitudė, lėtesnis judesys sukuria tokį santykį su kūnu, iš kurio paskui atsiranda visai įdomi ir, sakykime, efektyvi forma. Didesnės galimybės. Iš taip. tikrųjų, nes kaip žmonėsgi nustemba, ar ne, kai ateina į judesio pamatus, ar atydavo į praktikas ir kaip tu sakai, pradeda per jėgą daryti subtilius dalykus ir mes juos pradedam, ar ne, pradedam tiesiog nukreipti jų dėmesį ir jie nustemba, kad visai kitaip tu gali prie to prieiti ir po to stebisi, kad iš tikrųjų galimybės ir amplitudės, ar jėga, ar lankstumas atsirakino. Ir aš manau, kad pastebiu vienas iš tokių mitų, sveikatos mitų, ar galbūt toj industrijoje, reabilitacijos industrijoje ir sporto industrijoje yra didžiulė baimė daryti kažką subtilesnio, nes atrodo, kad jeigu aš dabar netempsiu savęs iki maksimalios amplitudės, aš prarasiu tas galimybės. Jeigu aš nekelsiu sunkių daiktų, pačių sunkiausių, aš prarasiu savo tas galimybės. Bet iš tikrųjų yra atvirkščiai. Įdomiausias dalykas yra atvirkščiai. Jeigu mes sugebam susipažinti su subtilesnėm grandim, su subtilesniu judesiu, ar ne, su minkštesniu ir mes pradedam bendradarbiauti su savo nervų sistema, mes galime pabudinti geresnės galimybės, kurios apjungia daugiau kūno. O jeigu kūno yra daugiau apjungta, tu gali lengviau, geriau, kokybiškiau padaryti tuos pačius dalykus, kuriuos tu galvoji, kad turi daryti tik tais toj skalės pabaigoj. Tik sunkiausią dalyką aš turiu kilnoti, arba tik daugiausiai kartų aš turiu pakartoti. Ne, o kas jeigu yra tik tai žodžiais nupasakot nėra taip paprasta. Nėra paprasta, bet matyt vaizdiniai, kurie ateina, galbūt, jeigu prisimeni filmuką, kurį vaikystėje tikriausiai žiūrėjom visi, Pagadi. Na palauk. Taip, yra tekę girdėti. Buvo toks epizodas, kur vilkas įbėga į sporto salę ir ten toks mažas su didelėm ausim imtynininkas, peliukas toksai. Taip. Ir jisai tą vilką permeta 3 ar 4 kartus į vieną ir kitą pusę, susuka į mazgą. Ir man yra išlikęs iš vaikystės tas vaizdinys, kuris yra, kažkuria prasme, labai daug pasakantis. Kad mūsų kūnas turi didžiulį potencialą, kurio negali taip vien išoriškai žiūrėdamas į kūno formą arba labai orientuodamasis į tokias labai išraiškingas perspektyvas, taip kūnas atrodo arba tokią amplitudę turi, bet yra dar kažkas. Yra gebėjimas naudoti savo kūno svorį, yra neurologinis sujungtumas, yra propriocepcija, tai savęs suvokimas erdvėje. Ir tie dalykai, pavadinkime koordinacija, ritmiškumas, jeigu žmogus pradeda prisiliesti prie tų dalykų, pradeda juos įvaldyti, tai yra tokia perspektyva iš vidaus į išorę, ne iš išorės į vidų, bet iš vidaus po truputėlį ugdyti tą įgūdį save suprasti.
įsiklausant, ramiai po truputėlį. Pamažu įgauni galią kelti didesnius svorius, bėgti greičiau, būti labiau sujungtas, atsparesnis, leistis į įvairias situacijas be baimės, nes tu savo kūną pažįsti. Ir tas performances vadinamas gale dienos yra geresnis, bet kaip tu sakai, reikia tą baimę daryti subtilesnius dalykus ir eiti pažinimo keliu, ją reikia paleisti tą baimę. Taip. Ir iš tiesų, ar treniruoti, ar susipažinti. Ir čia, man regis, yra labai dvi skirtingos perspektyvos. Treniruoti aš taip pat imu ir tiesioginiu būdu verčiu savo kūną kažką daryti. Kitas yra subtilesnis, ką daro kiekvienas savo srities meistras. Vadinkim, kuo meistras skiriasi nuo pradedančiojo, meistras atlieka dalykus lengvai, be pastangų. Gracingai, pavadinkim, stilingai. Bet mes apskritai galime tapti savo judesio, savo kūnų, savo gyvenimo meistrais bendraja prasme, ne tik tai vienoje kažkurioje tai pasirinktoje disciplinoje. Mes galim pradėti atrakinti kūno gebėjimą judėti optimaliai pačioje didžiausioje situacijų įvairovėje. Man regis, tai yra tokia labai suprantama, bet ir tuo pat metu labai nauja perspektyva. Nes iki šiol žmonija mąstė apie judėjimą kaip apie treniravimąsi, per discipliną tam tikrą, per vieną stereotipinį judesį, per tos intensyvumo ribos pastumimą vienoje konkrečioje pasirinktoje srityje, bet jeigu truputėlį atsitraukia ir leidi savo, paklausi savęs, ką man reiškia judėti, ką reiškia žmogui judėti, su kokiomis situacijomis susiduriu gyvenime ir kaip galiu geriau, optimaliau jose būti, atsiveria dideli galimybių klodai. Mes turim tam daug įrodymų, kad tas modelis jisai nebeveikia. Kad tas vartotojiškas modelis, fabrikinio mąstymo modelis, ar ne, kad aš savo kūną naudoju ir sunaudoju ir išnaudoju, jisai nebeveikia. Mes turim vis daugėjančių problemų. Ir jaunesniuose amžiuose, ir problema yra ta, kad gydytis, tu norėdamas gydytis, tu ateini į tas situacijas, reabilitacinės situacijas, ar ne, tu kreipiesi į specialistus, kurie yra paveldėję. Neretai, nesakau, kad visi ar tam pačiam lygyje, bet yra paveldėję tą patį fabrikinį mąstymą. Ir bando tom pačiom priemonėm, iš principo tom pačiom priemonėm. Forma gali skirtis, bet mechanizmas yra tas pats. Per jėgą, per tempimą, per skausmą, bando pataisyti tai, ką žmogus sugadino, lygiai taip pat savo kūno galimybių nesiklausydamas. Mes atsidūrėm tokioje labai įdomioje perspektyvoje, tai kai tu pradedi kalbėti apie tą ramiai, švelniai, iš lėto, su kvėpavimu, klausantis visą kitą, žinai, žmonėms iššoka akis ant kaktos ir ne veltui iššoka akis ant kaktos, nes mes paliekam tą seną paradigmą ir einam prie esmės, o vis tik iš tikrųjų, kas jeigu mes labai daug ką žinojame apie kūną, mes tiesiog naudojam ne taip. Naudojimo klausimas, mes naudojam ne taip. Gal ne taip, tą negalima apibendrinti. Tos dvi paradigmos arba du mąstymo būdai. Vienas tai yra, ką tu sakei, fabrikinis. Mes į kūną kreipiamės kaip į mašiną, kaip į mechanizmą. Taip. O mechanizmas arba mašina yra vienintelis dalykas, vienintelis šito žemėje dalykas, kurį žmogus kiaurai gali pažinti. Ir kiaurai gali suprasti, nes jis pats jį sutvėrė. Taip. Bet kita paradigma, kūnas yra gyva sistema. Veikianti labai kontekstualiai, nuolat kintanti. Ir gyvos sistemos, kadangi tu jos nesutvėrė, nepagaminai, kaip tu ir rašei vienam gražiam post'e, tu negali jos iki galo įvaldyti, kontroliuoti ir pažinti, reiškia, tu turi pradėti jos klausytis. Ir va tas subtilesnis, tylesnis priėjimas ir yra pirmas žingsnis – pažadinti sistemą. Ji pradeda jausti, jos yra klausomasi, ir potencialiai gali pradėti skleistis ir dovanoti naujus gebėjimus ir toliau galbūt net savotišką išmintį.
per santykį su apskritai gyvąja gamta ir platesnė ekosistema. Čia didelė tema, kad, taip sakant, susigražinti kūno išmintį, tai visų pirma turim susigražinti kūno, kad susigražinti kūną, tai turim pradėti jį kažkaip gerbti ir matyti, ir jausti kitaip. Tai va, tos dvi paradigmos - mechanistinė, mašininė. Kiaurai permatau, kiaurai žinau, taikau modelius, taip, mechanistiškai kūną išsunkiau, išnaudojau, dabar mechanistiškai jį pataisysiu per vienus arba kitus pratimus. Ir šitoj paradigmoje mes visą laiką toje švytuoklėje. Ir praktiškai, ką tai reikštų tuose pavyzdžiuose, kuriuos mes jau kalbėjom, apie trimerį, apie dviratį, apie kitus įvairius sportus, tai reikštų, mes praktikuojam tą veiklą, bet mes nepriartėjam prie savo maksimalių ribų kiekvieną kartą. Didžiąją dalį laiko mes tiesiog nušinaujam tiek, kiek mums teikia malonumą, ir tai dar mums yra, praktiška, tai dar teikia kažkokią tais naudą, kokia prasmė, jeigu aš nušinausiu 5% savo pievos, ne, per vieną dieną, tai man reikės. Bet tai reiškia, Vyteni, kad aš žiūriu ne tik į pievą, ne tik į pievos plotą, ir šiuo atveju aš tikiu, kad mūsų klausytojai supranta, kad mes ne sodininkams podcastą darom. Žinoma. Kas yra ta pieva perkeltinė prasme, tai yra mano pakartojimai, repsai ir visa tai, ką aš darau, ar atstumas, kurį bėgu, ar svoris, kurį keliu. Tai reiškia, aš ne šiaip mechaniškai vėlgi sumažinu kiekį. Aš pradedu viena ausimi, arba viena akimi, arba viena savo jusle klausytis ir kūno. Aš darau darbą, aš darau techniką, aš darau savo tikslus, bet kita pusė aš klausausi. Taip, ir aš klausausi. Ką aš klausausi? Kaip mano svorio centras juda? Ar mano kūno apkrovos paskirstytos? Ar aš minu ant dešinės ir ant kairės kojos? Kaip aš minu apskritai? Pirmiausiai, klausimas, aš galiu save testuoti, aš save pastoviai galiu audituoti, žiūrėti. Ant kairės kojos minu daugiau svorio laikau ant kairės kojos. Ar rankas, kai aš naudoju, ar aš keliu pečius, ar jie įsitempinėja? Kurioje vietoje statos įtampa, ar ne? Kurioje vietoje statos įtampa, ar ne? Kurioje vietoje, anksčiau ir vėliau luš. Jeigu mes žiūrėsim į medį, jauną medį, ar ne, ir po 100 metų, kur jo šaka, kažkada apie tai mes kalbėjom, ar ne, kur jo šaka nuluš po 100 ar ten po 200 metų. Mes plika akimi galime matyti tas struktūras, kurios yra ant ribos. Ir mes matom, ir tam nereikia super mokslo. Kiekvienas žmogus turi tą akį. Ir tas ir yra įdomiausia, ir tas yra ir gražiausia, kad kiekvienas žmogus turi suvokimą, kas yra tas subtilesnis priėjimas prie kūno. Kiekvienas žmogus gali klausytis, tikrai ne kiekvienas yra išvystęs iki aukštumų tą įgūdį, bet jisai gali klausytis ir kiekvienas žmogus gali pajausti ir pamatyti, ką reiškia per daug įtampos, ką reiškia, kai aš keliu keistai, neteisingai, intuityviai, kas yra negerai. Ir žinoma, tam reikia ir truputėlį kartais ir pasimokyti ir pasižiūrėti, bet skausmas tą ir padaro, jis mus pamoko. Tik dabar, jeigu mes kalbam apie skausmą, problema yra irgi kokia, kad žmonės galvoja, kad skausmas tai yra, aš visada savo studentus, osteopatijos studentus mokau, sakau, žiūrėkit, jeigu jūs darot kažką pacientui ir jam skauda, kai jūs darot, negalvokit, kad už skausmo jūs rasit kažką gero. Tu niekada nenori eiti už skausmo, tikėdamasis, kad tenais yra saulės šviesa ir išsigelbėjimas. Yra išimtis, retos išimtis, kai tau reikia išjudinti kažkokią tais užsistovėjusią sistemą ir tu jauti tą tokį, išjudėjimo, diskomfortą, maudimą, skausmą ar dar kažką tais, ne? Tai čia yra kaip po ilgo laiko žmogus gulėjo ar buvo su gipsuota koja ar dar kažkas, ar ne, ir reikia tiesiog, tai buvo neadekvačiai ilgą laiką užspaustas sąnarys. Bet didžioji dalis žmonių, ar ne, mes šiaip gyvenam savo kasdieniai situacijai, mes galvom, kad per skausmą, jeigu aš darysiu, tai aš sustiprėsiu. Kažkas mus įtikino šito. Čia yra kažkoks tai kosmosas. Kažkas mus įtikino, kad jeigu tu per skausmą varai ir sąnarys skausmingas, tai bus gerai. Ir iš tikrųjų
99% atvejų nebūna gerai, būna praktiškai visada blogiau. Tik tais savai įtikini, kad, gerai, kitą dieną tu vėlgi per naktį pasivyksti, tau sumažėja ir tu vėl eini daryti tą patį ir tu niekaip neišlipi iš to skausmo. Daugybė grupinių treniruočių daro tą. Daugybė dalykų dar iki šio laiko, ar ne, yra taip sukonstruoti. Ja, mes dažniausiai veikiame perspektyvoje, kad mes atvedam kūną iki ribos, nuvarginam ir atsistatymo procese mes išeiname truputėlį labiau sustiprėję. Ir kažkiek laiko galbūt tai veikia, bet yra ir visai kita perspektyva. Niekada neviršyti tos ribos. Visada dirbti 80%. Tai pirmas dalykas, tu išeini po treniruotės, po judėjimo, išeini šviežias ir nori dar. Turi motivaciją. Tavo kūnas nori sugrįžti, nes judėti kūnui patinka, bet kūnui nepatinka eiti į 100 ir 101 ir 110 galbūt procentų savo galimybių, bet iki 80 yra tvarkoj. Ir jeigu tas 80 kartojasi, pasižiūri, kad po mėnesio laiko tavo 80 pakilo, kur prieš tai būtų buvęs galbūt 140. Ir labai dažnas atvejis, jeigu aš einu į 100%, nes noriu efektyvumo, noriu greičio, noriu, kad kuo greičiau kūnas prisitaikytų. Galbūt kurį laiką tai gali veikti, bet pirmas dalykas, man tai kainuoja maksimalias pastangas motyvuotis, įeinu į prievartinį santykį pats su savimi ir galiausiai, mes jau tokios intelektualios būtybės, mūsų nervų sistema yra antiek protinga, kad galiausiai duoda mums skausmą arba sužeidimą, sako, ne, tu taip su manim nesielgsi, aš šito nenoriu ir taip yra neoptimalu, tu manęs negirdi arba tu susitelkęs į tą vieną rezultatą, tarkime, į savo kažkokį tai vieną raumenų grupę, tu pamiršti kitas, tu išbalansuoji visą sistemą ir tokiu būdu mes taip arogantiškai, prieidami prie gyvos sistemos ir versdami ją į 110%, mes galiausiai skriejame švytuoklę žemyn į visiškai reabilitaciją, kur mes negalim pajudėti ir mums reikia pradėti visą nuo pradžių. Todėl galimai pasilikti mažesnėje galimybė amplitudė 80 ir tas 80 po truputėlį pakils. Truputėlį su šypsena, truputėlį su žaismingumu, pakeičiant nuo vienos užduoties į kitą. Taip, atvyksiu ne į tą rezultatą, galbūt ne per mėnesį, galbūt atvyksiu per 6 mėnesius, bet atvyksiu taip užtikrintai. Taip. Kad man tai bus mano. Ja, tai bus aš žinosiu, kad tai bus mano ir aš nesijaudinsiu, kad nepabuvau treniruotėj tenais savaitę, 2 savaitės ar 3 savaitės, o kartais net ir 3 mėnesius, visko gyvenime būna. Ir kad aš žinau, kad mano galimybės nepranyks. Ir aš sugrįšiu ir aš vėl galėsiu. Ir nebėra to tokio streso, kad aš praleidau savo praktiką tenais 1 savaitę ir jau viskas blogai. Ir čia yra, nėra gerai, kai žmogus negali nenueiti į savo kažkokią tai tenais praktiką, nes po to, jeigu jis nenueina dieną ar 2, jis nebegali pakęsti savo kūno įtampų. Vadinasi, jau jis kažką daro negerai. Žmonės pastoviai kalba, jeigu aš neprasitampysiu, jeigu aš tai man skaudės viską. Ne. Tai tu pamiršai, kad tai nėra normali kūno būsena. Tai reiškia, yra krūvis ir tuomet yra kompensacija. Ir tada kompensacija. Ir mes tai bandom save iš tų gabalų surinkti. Ir tu gydai kompensaciją, taip, ir viskas. Ir tu ir reikia pagarsinti tai, kad yra tam tikros ribos, kurias mes galim testuoti neretai, dažnai, ir jas galim šiek tiek peržengti, pavyzdžiui, net ir raumenį treniruojant. Tai yra saugesnės ribos, kurias mes galim peržengti. Tarkim, mūsų mažiau kūnas nubaus, jeigu mes per daug dirbsim su raumeniu. Tarkim, ten, nežinau, darai pritupimą, nori kočioti savo šlaunis ar sėdmenis. Tarsi tos ribos jos, yra tokios mažiau pavojingos, bet yra ribos, kurių tu negali treniruoti ir tu neturėtum jų treniruoti. Tik žmonės apie tai vėlgi kartais nežino, kaip pavyzdžiui alkūnė. Jeigu aš dabar ištiesčiau alkūnę ir bandyčiau laužti savo alkūnę, kiek aš galiu treniruoti alkūnės amplitudę, jeigu aš dabar ją laušiu į kitą pusę? Tai yra netreniruojama amplitudė, netreniruojama riba.
Aš net nenoriu bandyti tos ribos peržengti. Stuburas irgi turi šitas ribas. Stuburas turi tas ribas. Tik žmonės galvoja, kad jeigu aš suksiu maksimaliai ir tempsiu ir suksiu iki tol, kol suksis, nemažai jogos pastatyta ant to, tai bus kažkokios tai ribos, kurias aš nugalėsiu ir man dėl to bus geriau, bet iš tikrųjų ne. Ir siaubingose skausmuose ir įtampoje žmonės vaikšto, jie jaučia tą įtampą ir jie vėl išsitampo. Ir jie užburtam rate. Tai jeigu tu turi suprasti, ar ne, vėlgi grįžtant prie tų 80%, kad tai yra ribos, kurias tu nori testuoti atsitraukęs. Tu niekada nenori eiti, nes ten nėra ką treniruoti. Ten nėra tas pats, kas baksnuot akį. Kiek reikia, ką aš norėčiau treniruoti baksnodamas akį? Neištreniruosiu nieko. Tai yra tiesiog ribos, kuriuo aš negaliu testuoti. Jų nereikia testuoti, jos yra netestuojamos ir tu palik ramybėj savo kūną ir jisai gyvens daug geriau. Tai akis gyvena geriau, kai jinai nėra baksnuojama. Vietoj to, kad aš norėčiau padaryti geresnę savo akį kažkokiu tais principų naudodamasis ir aš pradedu ją baksnuoti, trint visai brūžint ir galvot, kad aš ją kažkaip grūdinu, gerinu ir visa kita. Tai žmogaus arogancija kartais, galvojant, kad yra kažkas, ką aš turiu gerint, stipriai gerint. Ir su dideliam pastangom savo kūne yra kažkas, ką aš turiu gerint. Iš kur tu žinai? Tu bandai gerinti savo stuburą baisiausiais būdais, neklausydamas savo nervų sistemos, apie ką mes kalbėjom, ar ne, peržengdamas visas ribas, o tavo stubure gyvena centrinė nervų sistema, tiesioginė to žodžio prasme, stuburo smegenis. Nuo pirmo kaklinio slankstelio iki pirmo arba antrojo juosmeninio slankstelio. Ten visur stuburo smegenis, tai yra centrinė nervų sistema. Ir tu nori laužyti stuburą, sukioti ir tampyti jį maksimaliai kiek tu gali, kuriame yra nervų sistema, pati jautriausia mūsų apskritai substancija, kokią mes tik tais galim turėti kūne. Ir kai mes pradedam taip galvoti, ir kai mes pradedam galvoti apie anatomiją, mes pradedam galvoti apie fiziologiją ir kas slepiasi už to ir visą kitą, tada mes visai kitaip turim suprasti, kam tas kūnas yra skirtas. Ir yra amplitudžių, yra situacijų, kurių nereikia gerinti, jos tiesiog tenais yra ir tu jomis džiaukis. Tu karts nuo karto gali jas ištestuoti, jos yra skirtos išgyvenimui, išsisukti iš baisiausių situacijų, kai tave prispaudė, užgriuvo, avarija, mašina, pralys pro olą ir taip toliau. Tos amplitudės mums yra skirtos, kad mes galėtume bet jos nėra tos, kurias mes turime ištreniruoti. Tai irgi labai svarbus švietimas žmonėms būtų toksai, kurio aš tikiuosi esu, nors kažkokia tais dalis, ar ne, kad suprasti, kurias ribas mes turim testuoti ir galim su jom flirtuoti, o kurios ribos turi būti paliktos ramybėj. Arba mes su jomis turime labai pagarbiai bendrauti ir bendradarbiauti, klausydamėsi tos nervų sistemos. Ir po trupučiuką galbūt kažką mums padės pakeisti ir neutralizuoti ar suminkštinti ir mes tada galėsime gyventi laimingesnį gyvenimą su mažiau skausmo. Taip, tai dabar ir gražiai sugrįžom iki to klausymosi momento, ko mes klausomės. Ir tame yra reikalinga edukacija, kad aš iš tiesų galėčiau girdėti ir atpažinti. Mes paminėjom pavyzdžius, kur įsitempia, kurią pusę labiau naudoju ir panašiai. Tai matyti ir būsime pastabus ir galėsime atpažinti, kas su mumis vyksta, toje trimerio situacijoje, ar teniso, ar dviračių važiuojant. Tuomet, jeigu mes būsim kažkokiam tai formate, truputėlį susipažinę su tuo, ką mūsų kūnas gali ir kur yra jo ribos. Aš negaliu ieškoti ribų mosuodamas trimeriu. Ne tuo metu. Aš turėčiau tas ribas pasižiūrėti galbūt labiau tokiam laisvesniam scenariui, galbūt išbandyti pritaikydamas vieną arba kitą žodyną, klausdamas, ką gali stuburas, gali atlikti linkį į priekį, gali atlikti išsitiesimą atgal, linkį per šoną, gali atlikti rotaciją, gali atlikti tam tikrą kombinaciją šitų dalykų. Aš įsitestuoju, pasižiūriu tas ribas, kur yra natūralios amplitudės, kur atsiranda jau veržimas. Aš pradedu susipažinti, kaip veikia mano stuburas. Tuomet jau su tuo vidiniu žinojimu aš galiu ir pjauti žolę, bet ir klausyti savo kūno. Ir išvengti krūvos skausmų. Jau dabar. Jo, bet jeigu aš galvoju, kad aš tiesiog imu į rankas trimerį, aš imu į rankas raketą, aš imu į rankas dar kažkokį kitą daiktą,
futbolo kamuolį tiesiog, aš žaidžiu futbolą, sportuoju. Ar to pakanka? Pakanka, kol kūnas yra natūraliai užkrautas gyvybinė sveikata ir natūraliu atsparumu. Bet labai greitai mes ateinam iki sužeidimų, nes nesiklausėm, nes nepastebėjom. Bet ar galėjom pastebėti, jeigu nežinojom, ką stebėti? Tikriausiai ne. Ir tam, man regis, mūsų erdvėje jau sukasi 30 judesio pamatų formatas ir žmonės atpažįsta, kad tai yra gyvenimą keičiantis patyrimas, kad pirmą kartą savo gyvenime aš savo kūną pažvelgiau ir paklausiau, ką jis daro, kaip jis tai daro, ką mano konkretus individualus kūnas daro, kur yra mano ribos, atsižvelgiant į mano gyvenimo istoriją ir kaip aš dabar galiu eiti į pasaulį ir iš tikrųjų išmintingai jį naudoti. Tai ir apie tas ribas, man geras pavyzdys sugrįžta, tai yra egzamino. Kai žmogus turi laikyti rytoj egzaminą ir labai greitai nori susikrauti daug žinių per vieną naktį ir panašiai kaip įgūdžių. Susikrauna, parašo egzaminą ir viskas išgaruoja, pasimiršta. Ir tai yra toks labiau struktūrinis, aš prikemšu ir panaudoju. Bet kitas yra neurologinio prisitaikymo perspektyva. Kai aš per ilgesnį laiką nesmyliu tam tikrą dalyką, man patinka ta kalba, galbūt aš laukdamas eilėje pasikartoju kažkokį žodį, aš nuolat pagalvoju, bet neperspausdamas, po truputėlį. Ir žiūrėk, ta kalba natūraliai, organiškai sėda ir jinai pasilieka ilgą laiką. Tarkim, jeigu aš mokausi kalbos. Lygiai taip pat yra su kūnu. Jeigu aš noriu per vieną treniruotę arba per 1 valandą, ar 3 valandas per savaitę pasirinktas, sukišti į savo kūną labai daug informacijos, labai daug užtreniruoti ir tikėsiuosi, kad mano kūnas dabar gerai veiks, patyręs tas maksimalias apkrovas labai specifiniu laiku, tai yra ne visai tinkamas lūkestis, nes mes judam visą laiką. Todėl mes grįžtam prie klausimų dėmesio išlaikymo į kūną, klausymosi. Kodėl mes sakom, kad viena praktika per savaitę keičia žmogaus kūną? Ne dėl to, kad toje praktikoje žmogus keičiasi, bet dėl to, kad toje praktikoje žmogus išmoksta kūno klausytis taip, kad po to visą kitą darydamas jis nuolat prisimena, kad yra kūne, kad jisai kūną naudoja ir jisai stebi, kaip jį naudoja. Tada viskas, ką tu darai, rišiesi bato raištelius, pjauni trimerio, žaidi tenisą, stato tavo kūną labai, labai sąmoningai, po truputėlį ir kryptingai, ilgalaikiškai. Taip. Visiškai taip ir yra ir, mes norim tiesiog turėti erdves ir turėti galbūt tokio atokvėpio, nedemonstruoti rezultatų ir tada galėsime taip elgtis. Tai bandymas sukišti, iš tikrųjų net ir gydyme yra, reabilitacijoje dažnai yra toksai dalykas, kad žmonės gauna, tarkim, 2 savaitės ar ten savaitę kažkokios tai reabilitacijos ir jie nori kuo daugiau sukišti procedūrų į tą. Ir įsivaizduoja, kad tai yra labai efektyvu ir labai gerai, nes galų gale tai yra geriausia, kad tu galėjai gauti, ta prasme, nemokamai iš valstybės ir taip toliau. Ir tas yra gerai, bet nors galbūt čia klausimas būtų geriau tiek negu nieko, bet man kyla klausimų iš tikrųjų, kiek yra efektyvu daug kiekio per trumpą laiką sukišti į kūną ir vietoj to, kad tu darytum vieną ar kitą pratimuką, išsiaiškinęs, kas labiausiai pas tave yra užleista ar prašosi daugiausiai dėmesio ir tu tiesiog darai ir tu palaikai. Ir per ilgesnį laiko tarpą kūnas išsiskleidžia, jisai plečiasi, keičiasi, aš jau nekalbu apie skausmų sprendimus, bet paprasčiau, tiesiog lengviau į save mes galime pasižiūrėti. Ir iš tikrųjų man visada norisi įgalinti žmonės būti, atlaidesniai savo. Nes vyrauja toksai dalykas, kad jeigu tu nesportuoji, nieko nedarai, tai turėsi problemų, jau viskas bus negerai. Bet yra situacijų ir yra žmonių, kurie juda visą dieną, darydami savo darbus, prižiūrėdami vaikus,
valydami kambarius, dirbdami statyboje, jie nuolatos juda. Ir tai nereiškia, kad jam dabar reikia eiti į salę ir būtinai tik, ir čia yra vienintelė išeitis. Salėje pradėti tenais treniruotis ir daugybę daryti 30 skirtingų, 40, 50 skirtingų pratimų kartot. Ir tai tarsi tai yra vienintelis sveikatos sprendimas ir dėl to, kad jis to nedaro, jis jaučiasi kaltas. Jis kaltas jaučiasi ir daugybė žmonių jaučiasi kalti, daugybė mamų, kurios gyvena namuose ir prižiūri vaikus ir visą dieną ant kojų tvarko žaislus, gamina maistą, skalbia, lankstosi, juda ir taip toliau, jos dažnai jaučiasi kaltos, nes galvoja, kad nedaro kažko labai svarbaus. Jos daro patį svarbiausią dalyką, kokį gali daryti ar ne mama, prižiūrėti vaikus ir namų židinį ir buitį ir visą kitą, bet jaučia, kad labai kažką blogai ar ne, nedaro, ar ne, blogai elgiasi, kad nedaro. Iš tikrųjų tai ne. Užtenka labai nedidelio dalyko, užtenka labai, net dažnai pakeisti perspektyvą užtenka į tai, kad palauk, tu judi visą dieną. O jeigu tu judėtum šiek tiek kitaip, jeigu tu pasirinktum naudoti kitas padėtis, aš pacientui vieną kartą, čia visai neseniai, gal už vakarą, prieš 2 dienas davau pavyzdį, aš sakau, su vaikais, kai žaidžiu Lego, pabandžiau vieną kartą atsisėsti kaip suaugę žmonės sėdi, žaisdami Lego, tiesiog atsisėdi ištiestom kojom ir sėdi, susilenkęs kaip L raidė, žinai, ir šalia statai, ir aš sėdžiu ir suprantu, kad palauk, man labai greitai darosi nepatogu, bet šiaip jeigu pasižiūrėjus, labai nemažai žmonių taip sėdi, žaisdami Lego, bet tada tu pradedi naudoti kelį, atsisėsti ant vieno kelio, atsiklūpti ant kito kelio, atsigulti, šonų, tu pradedi judėti, žaisti ir tu pasižiūrėk, tu jau žaisdamas su Lego, po darbo grįžęs, pavargęs, norėdamas atrodytų tik tais gulėt, aš pradėjau čia visai buvo neseniai. Vaikai kviečia, žaidžiam, Lego, aš toks nusikalęs, toks pavargęs. Gerai, bet aš pradedu žaisti ir aš suprantu, kad atsiranda nauja gyvybė pas mane. Aš pradedu mikrojudesiais virš to Lego judėti, daryti dalykus ir taip toliau ir aš jaučiu, kad mano viskas dingo, tas rūkas iš galvos, dingo kažkoks tai nuovargis, visą kitą. Aš pradėjau daryti dalykus su rankom, knistis. 1000 dalykų. Žinai, kas yra neįtikėtina. Iš tikrųjų, man regis, daugybė žmonių nežaidžia Lego, nes jiems tiesiog nepatogu ten sėdėti. Taip, ir tiesioginė, bet ir perkeltinė prasme. Daugybė žmonių nedaro daugybės dalykų, kurie jiems būtų naudingi, nes tiesiog nežino to, ką tu sakai. Jie nežino galimybės, kad sėdėti galima labai įvairiose pozicijose. Ir prie kurios esi pripratęs ir galbūt sėdėjai kažkada, taip, dabar ji nebeveikia, bet yra dar 5 pozicijos, ieško kitų. Bet jeigu aš niekada aktyviai neklausiau ir neklausiau, ko kūnas prašo ar kūnas nori, ir aš tik kartoju tą pačią poziciją ir man jau skauda. Tenai sėdėti, veržia, tempia. Aš sakau, gal aš kitą dalyką veiksiu. Tiesiog intuityviai mane kūnas nervų sistema nukreipė nuo tos situacijos, nuo tos pozicijos kažkur kitur. Ir štai aš praradau galbūt tą socialinį kontaktą, tą galimybę. Perkeltinė prasme tai vyksta visą laiką. Tai yra vadinamas senėjimo procesas. Taip. Kažką mums gyvenimas, mūsų kūno galimybės leidžia ir po truputėlį pradeda siaurinti, pradeda neleisti. Ir mes imame nebedaryti to, ką mėgstame, to, ką norime daryti, save apribojame. Vietoj to, kad mes rastume būdą daryti tai, ką mes mėgstame, kitokiu būdu, kitokiose amplitudėse, kitokiose pozicijose. Tai, man atrodo, puikus pavyzdys. Ir žinai, dar ką noriu sureaguoti. Kai sakai, kad nebūtina specifiškai mums eiti tik į sporto salę, kad ten vyksta sportas, ten vyksta treniruotė. Ten irgi vyksta, viskas tvarkoja su tuo. Bet iš tiesų žmogus dažniausiai juda visą dieną. Bet klausimas, ar tas judėjimas visą dieną duoda man tą norimą rezultatą. Ir čia prisimenu labai įdomų tyrimą, darytą Anglijoje su kambarinėmis. Mes apie tai esam kalbėję visada. Taip. Duodam tą pavyzdį per judesio pamatus. Viena grupė kambarinių buvo informuota, reiškia, papasakota joms apie tai, kaip jos, visų pirma, jų buvo paklausta, abiejų grupių, ar jūs kažką treniruojate, sportuojate, ir buvo atrinktos tos moterys, kurios sakė, ne, nes neturim laiko, nes labai daug dirbam. Dirbam savo šį darbą ir nėra laiko nei sportui, nei treniruotėms.
Ir tuomet jos buvo paskirstytos į 2 grupės, viena jų užduotas, papasakota, kad štai kai jūs klojate paklodę, vyksta toks judesys ir jisai taip jūs veikia, ir kai jūs siurbliuojate, vyksta šitas judesys, ir kai jūs pasilenkėte, tiesiog buvo parodyta, kaip jos juda. Ir papasakota to judėjimo, to jų darbinio kasdienio judėjimo nauda, ir jos pradėjo atkreipti dėmesį į tai. Ir kitai grupė buvo nieko nepasakyta. Ir jų objektyvus, pavadinkim, rezultatai, tai yra, dabar jeigu gerai pamenu, ir kraujospūdis buvo, taip. Buvo svoris dar matavo, svorio numetė daugiau. Ir bendra nuotaika. Tai reiškia, tos moterys, kurios buvo sąmoningos apie tai, kad jos šiuo metu ir juda, reiškia, kas įvyko, tai ką mes čia kalbam šiandieną, įvyko vienas dalykas, aš darau dalyką, bet kitas dalykas, aš klausausi, nes jau aš esu informuotas, jau mano sąmonė iš dalies yra ir kūne. Tai pradeda keisti, kas su kūnu vyksta. Yra, savotiškai, nežinau, panaudokim žodį magija. Kūnas ima pulsuoti kita nauja gyvybė, galbūt mano mikro lygmenį pasirinkimai tampa kitokie. Ir užbaigiu tą formulę, kurią mes nuolat užrašom ant lentos, kad rezultatas yra lygu pakartojimai kart dėmesys. Ir tai yra daugybos ženklas. Ir jeigu yra vienoje pusėje 0, nėra dėmesio, tarkime. Arba dėmesys ne ten, arba dėmesys yra ne visai tai, kaip kūnas būna, jaučia ir ką jis daro. Nori. Taip. Ja, tai skiriasi. Tai karto kiek nori, nieko. Būtent, tai skiria iš tikrųjų žmonės, kurie pasakė didelius rezultatus, nesvarbu kokioje veikloje. Dėmesys, ką tu sakai. Ir tas kambarinių pavyzdys ir dėmesio aspektas, mes dar turime pašnekėti apie kitą perspektyvą, ar ne? Nes mes turim dėmesį ir mes dabar kalbam, yra žmonės, kurie negali eiti į atskirai kažką daryti, ar ne, judėti. Jie gali pakeisti su savo dėmesiu, savo kasdienę veiklą, kažkas keičiasi, vyksta kažkoks X faktorius, ar ne? Vien tik dėl to, kad tu sužinoji apie tai, viskas pasikeitė, organizmas keičiasi. Placebas, nesvarbu kas. Na? Yra kita zona, yra kita dalis, kai žmogus sako, aš ir taip daug sunkiai dirbu. Ir man viskas skauda. Ir tu nori, kad aš daryčiau kažką dar daryčiau. Na, pilna pacientų. Ir jam viskas skauda, jisai daug fiziškai dirba ir taip toliau. Ir tarsi, ką aš dar galėčiau padaryti, tai juk mane dar labiau tai sulaužys, ar ne? Žmonėms natūraliai peršasi toksai intuicinis, ar ne, klausimas, kad tu dar su kažkokiu tais kiekiu sulaužysi save. Bet čia mes turime, aš noriu tiesiog supažindinti žiūrovą, ar ne, ir klausytojus, ir būsimus praktikuotojus, kurie žiūri čia, ir aš neabejoju, taps praktikuotojai Movement Vilnius. Ką mes supažindinam, kad yra sujungtumo klausimas. Ir aš turiu labai konkretų pavyzdį, aš kaip tik jį pasakojau neseniai savo, nežinau, kažkokiam kontekste. Bet esmė yra tokia, aš anksčiau seniai, ar ne, dirbau statybose. Vasaros buvo darbas mano, ar ne, kažkur tais išvažiavau į užsienį ir mes dirbdavom po 12 valandų kartais, nešiojau betoną, griovėm ten dalykus ir taip toliau. Čia dar prieš mano visus, taip sakant, ar ne, sveikatos, ne, aš jau buvau baigęs kinesterapiją, bet norėjau daugiau pakeliauti ir išvažiavau padirbėti, ar ne, statybos darbų tokių. Ir mes gyvenom, kiekvieną dieną dirbom po 12 valandų, būdavo viena, kartais 2 išeiginės, bet dažniausiai viena išeiginė. Ir aš labai gerai prisimenu, aš dirbu, aš niekiek negaliu panešti to krūvio taip, kaip gali panešti tie, kurie, sakykime, dirba statybose daugybę metų, ar ne, buvo dirbantis kartu su manim. Bet tu vis tiek esi tame, tu darai, tau skauda naktį, tu sapnuoji košmarus, tau skauda visą kūną, ar ne? Bet ką aš darydavau? Vakarais aš išeidavau ant žolės ir aš pradėdavau judėti. Švelniai. Išjudindavau visą savo kūną. Nepaisant to, kad labai daug dirbi fiziškai, jeigu tu švelniai pamažu išjudini kiekvieną sąnarį,
Tiesiog labai elementariai. Pasuki, ant žolės paguli, pasivolioji švelniai, taip kaip tau norisi. Tu duodi tai, ko kūnui norisi. Tu pradedi apjungti jį labiau, nes fizinių sunkių darbų metu arba specializuoto darbo metu kūnas praranda savo vientisumą. Jis blokuojasi, nes tau reikia, tarkime, kojomis palaikyti atramą, su kojom net nelabai judėti, bet su rankom kažką daryti sunkaus, kaip pavyzdys. Taip. Ir natūraliai kūnas blokuojasi. Pradeda skaudėti, žinoma, ten raumenų įtampa ir taip toliau. Mažėja amplitudės kojose, bet rankos stiprėja. Bet kojose mažėja amplitudės, sąnarys tingsta, kaip pavyzdys. Tai tau reikia ne tai, kad nueiti ir kilnoti svorius ir stiprinti raumenis, kur tau kartais bando žmonės įtikinti, kad tavo raumenis yra nusilpę. Dėl to tau skauda nugarą ir žmogus sako, palauk, aš visą dieną kilnoju lentas, betono maišus ir tu man sakai, kad mano nugaros raumenis nusilpę, ten raumenų disbalansas. Ne kiek raumenų disbalansas, bet žmogus prarado savo vientisumą. Tai arba labai, labai dažnas, praktiškai iš kiekvieno žmogaus girdimas, nes jiems kažkas pasakė, kad, žinai, tavo taip sakykim, torso ar pilvo, kor. Taip, liemens korsetas yra silpnas. Ir dėl to tau skauda juosmenį. Ir Taip. Daugybė žmonių ateina su ta istorija. Taip. Bet kas yra korsetas? Tai yra jungtis tarp apačios ir viršaus. Taip. Sujungtumas tarp žemės jėgų, kaip remiuosi kojomis į žemę, ir kaip iš žemės jėgų galiu manipuliuoti objektais, daiktais, atlikti darbus, arba gaudamas tos objektus, tos svorius, vis dėlto praleidžiu per visą struktūrą, sujungtą struktūrą, praleidžiu tą svorį į žemę. Ir kas nutinka, žmogus galvoja, kad jam reikia toliau daugiau stiprinti raumenis ir jisai pasimetęs yra. Jam reikia apjungti viską. Apjungiam mes išjudinant, mes norim judinti, kaip vyksta apjungimas. Paprastai, nupasakojant, kaip vyksta apjungimas. Mes norim, nes yra sąnariai, kurie automatiškai juda labai daug ir labai gerai tokiam kūne, ir yra sąnariai, kurie juda nepakankamai. Tai mes norim judinti savaime suprantama tą, kuris juda nepakankamai, mes norim jį išjudinti iki kažkiek tais, kad jis sušiltų, jis pasidarytų minkštesnis, plastiškesnis ir viso kita. O tas, kuris ir taip juda labai gerai, mes jokiais būdais nenorim judinti jį galutinėse jo amplitudėse, maksimaliai, taip kaip jisai gali. Mes nenorim jo judinti maksimaliai taip, kaip jisai gali. Ir tada kūnas atranda savo naują centrą. Jisai judina tai, kas yra užspausta, bet jisai neišnaudoja tai, kas yra maksimaliai atrakinta ir dar daugiau. Ir vyksta apjungimas. Harmonizacija savotiška. Harmonizacija absoliuti. Ir mes judam. Ir tik tas dalykas vakarais man leido išgyventi ten tas, nežinau, kiek ten tų mėnesių, ar ten buvom, ar ne, kai aš, ta prasme, tiesiog aš visiškai nepristaikęs prie tokio krūvio buvau, bet vis tiek dirbau kaip juodai kaip arklys. Tik tas dalykas, man nuimdavo tą skausmą, nuimdavo tą įtampą ir aš galėdavau spėti pailsėti per naktį, kad vėl kibti tuos didžiulius darbus. Bet jeigu aš būčiau tiesiog nuėjęs gulėti ir žiūrėti televizorių ir ilsėtis, kaip mes įsivaizduojam dažnai, poilsį, tai būtų mano kūnas sulaužę. Nes tas netolygumas didėtų ir viskas. Ir tau tada atsiranda išvarža, nebeatlaiko tiesiog audiniai, sproksta. Sproksta diskas, ar ne, jis net laiko plyšta. Raumuos, ilguslės sąnariai, sąnario kapsulė, nesvarbu. Ir tada mes turime traumą, nes didėja nevientisumas. Tai mes tiesiog, ką aš noriu pasakyti žmonėms, kad žinotume, kad yra skirtingi problemų keliai. Vieni yra neapjungti, kiti, tarkim, nepasinaudoja tom galimybėm, kurias turi. Nes mes nenorim pradėti kalbėti žmogui, kuris kiekvieną dieną kilnoja cemento maišus, sakyti, žinai, tu blogai kilnoja, tau reikia geriau kitaip kilno, aš tu parodysiu techniką. Ne, tu žalio supratimo neturi, ką reiškia kilnoti ten per dieną sukrauti kelias tonas betono. Ne? Ir jis jau yra taip prisitaikęs efektyviai padaryti tą darbą, kad tu efektyviau praktiškai niekada jam nepasiūlysi kažkotais. Dažniausiai žmonės intuityviai jau per daug metų jie žino geriausiai, kaip daryti dalykus. Bet ką tu gali jam pasiūlyti? Gali pasiūlyti kitokią perspektyvą po to apjungimu. Tu savo kūną gali reabilituoti visai kitaip. Tai
Aš to labai tikiuosi, kad mes matysime vis daugiau reabilitacijos kontekste, kai mes norime nepadidinti galimybės, bet mes norim jas apjungti, harmonizuoti. Kai žmogus veikia kažkurioje apibrėžtoje situacijoje, tarkime, paimkim 3 pavyzdžius, žmogus krauna betoną, kelia didelį svorį ir atlieka pakankamai stereotipinį judesį ir yra prisitaikęs atlikti jį efektyviausių būdų. Jis yra specialistas būtent šito judesio, šito veiksmo. Mes galim paimti gimnastą, kuri irgi atlieka, tarkime, tiltelį ir persivertimą atgal, pereina per rankas, per rankas atgal. Irgi jos kūnas yra prisitaikęs atlikti tai pakankamai efektyviai, gracingai, su mažiausiai pastangų. Na ir paimkime žmogų, kuris visą dieną turi sėdėti prie darbo stalo, žiūrėdamas į kompiuterį. Tai nėra nieko nedarimas. Pripažinkime, tai yra labai irgi sunkus fizinis darbas. Kūnas kažką daro, kūnas aktyviai sėdi, pavadinkim. Pasyviai aktyviai sėdi, prisitaikus, mokosi, jis dirba, kad atliktų šitą poziciją, kad tu galėtum savo energiją nukreipti į mąstymą. Ir kiekviena ta veikla, kadangi turi savo fiksuotą stereotipą, fiksuotą poziciją, sukuria kūne, pavadinkime, tam tikrą disbalansą. Kas yra disbalansas? Kai kurios kūno dalys yra panaudotos daugiau, o kitos yra panaudotos mažiau. Ypatingai sąnariai. Ta pati gimnastė, ne? Efektyviausia verstis išnaudojant tą slankstelį arba būtent tą stuburo vietą, nes ta vieta jau galbūt prigimtinai buvo daugiausiai duodanti. Taip. Ir tai buvo greičiausiai pasiekiamas rezultatas ir pavadinkime, ta vieta išsiklibino labiau. Ir kadangi ji buvo paslankiausia, aš įpratau atlikti judesį būtent per tą slankstelį, per tą, kaip mes sakom, vieną funkcinį vyrį, o kitos mano stuburo vietos ėmė mažiau dalyvauti arba mažiau dirbti ir galbūt netgi pradėjo labiau sauginėti, kompensuodamos tą vieną išsiklibinusią vietą. Ir štai toje vienoje vietoje atsiranda skausmas, atsiranda užspaudimai įvairūs, galbūt išvaržos ir panašiai. Ir tą patį mes galime sakyti apie kitas sritis, kuriuose žmogus atlieka tam tikrą funkciją. Vieni sąnariai dirba, kiti dirba mažiau. Na ir mes gauname mažiau harmoningą kūną. Todėl tai, ką tu sakai, aš irgi drauge mąstau, mums reikalingos situacijos, kurios pirmas dalykas gali mus išvesti iš to stereotipinio judesio, iš to konkretaus, kad mes galėtume atsipalaiduoti nuo savo profesionalaus judesio ir rasti būdą įdarbinti mažiau dirbančias kūno vietas, o tai, kuri dirba per daug arba dirba už visas, leisti truputėlį palsėti ir taip mes ją priimam atgal į visų sąnarių šeimą. Mes atliekam neurologinę kūno harmonizaciją, kūnas vėl jaučiasi sujungtas ir vientisas. Ir tai duoda geresnį šansą man jau grįžus vėlgi prie labiau tokios stereotipinės funkcinės veiklos, visgi jausti kūną kaip visumą ir netgi sąmoningai įtraukti mažiau dirbančias arba iki šiol mažiau dalyvavusias kūno dalis. Jeigu mes eitume prie tos pačios gimnastės pavyzdžio, sakytume, galbūt kurį laiką nebūsi tokia efektyvi savo išsilenkime, sumažink amplitudę, bet pabandyk truputėlį įtraukti ir padidinti dalyvavimą kitų stuburo dalių. Lygiai taip pat galbūt mes galėtume kažką pasakyti ir tam, kuris krauna maišą, ir tam, kuris sėdi. Tai mes su tavimi esame netgi kalbėję taip, kūną vienintis ir kūną skaidantis pratimai arba veiklos. Taip. Ne? Ir čia labai svarbu mums suprasti ir galbūt pakviesti žmonės tą dalyką suprasti, kad netgi atrodo, kai mes treniruojamės, atliekame kažkokią labai mums sveiką, reikalingą veiklą, mes vis tiek turime užduoti savo klausimą, ar šita veikla, šitas pratimas, šitas stereotipinis judesys mano kūną vienyje, apjungia, ar atsiranda skaidymo elementas. Aš pradedu kažką naudoti labiau, kažko nenaudoti ir mano kūnas pradeda prarasti balansą ir po to jau labai sunku surasti, kur pradžia, kur pabaiga ir kas man iš tikrųjų pasakys, kur čia man ko trūksta. Tuomet mes pradedam tą kelionę pas specialistus ir mums tada sako, tau čia trūksta stiprumo, paskui sako, ne, tau čia trūksta mobilumo. Ir dažnai žmogus turi 2 diagnozes vienu metu, priešingas viena kitai. Vienas sako, tau trūksta stiprumo, kitas sako, tau trūksta mobilumo.
arba dar kažko. Tai va, tai galbūt tai į tai, Vyteni, kažką, kas būtų tie vienijantis, ar ne, va, kūną vienijantis pratimai arba perspektyvos. Aš labai skatinčiau žmonės pradėti galvoti per įgūdžių perspektyvą. Kiekvienas pratimas gali būti įgūdis arba ne. Mes galime turėti labai keistą, izoliuojantį, kreivą kažkokį tai pratimą, kuris antiek yra atitolęs nuo realybės, kad mes negalim jo pavadinti kaip įgūdžių. Žmogus atsisėda į kokį nors prietaisą, įsistato savo koją į tą prietaisą, guli kaip nors šonu, užsilenkęs ar persisukęs ir jisai pradeda kilnoti ir sukioti ir tampyti ten tą troselį, tas prietaisas visas juda, jį ten tampo, visai kraipo ir taip toliau. Šitas įgūdis, jeigu jo net negalima vadinti įgūdžiu, tai yra tiesiog veiksmas, mes kartuojam veiksmą, jisai nesukuria jokios praktinės naudos gyvenime žmogui. Jis neperkeliamas, kitaip tariant. Jis niekaip neperkeliamas, nes tu niekada neturėsi tokios situacijos gyvenime, kur tu galėtum panaudoti tai, ką tu dabar kartojai šitas 1,5 valandos užsiėmime. Jeigu tu atsistosi ant 2 kojų ir tu pradėsi daryti pritupimą, ir tu darysi pritupimą platesnėm kojom, siauresnėm kojom, ar ne? Galbūt ant vienos kojos šiek tiek pabalansuosi. Tai yra labai akivaizdus pavyzdys įgūdžio, kuris gyvenimą pravers visada. Atsistoti nuo žemės galų gale, nusileisti, nepaslysti, išlaikyti balansą, turėti stiprias kojas, įlipti į kalną, nusileisti nuo kalno. Yra vieną mačiau reelsą, kur kažkokios tai šaly didelis toksai smėlio kalnas, nusileidė nuo to kalno ir ten jūra yra. Ir ženklas prie to kalno, viršuje. Jeigu nesugebėsit užlipti, nusileidę, bauda 3,000, arba kaina 3,000, kad jūs pakelt. Nes žmonės leidžiasi ir jie galvoja, jie nusileis nuo kalno, bet jie užkilt nebegali. Nes smėlis, takus smėlis ir jie nebesugeba ir viskas. Ir tai tau prašau įgūdis, kuris tau sutaupytų 3,000 eurų, ar ne? Nes žmogus nebegali pasikelt. Tai aš tiesiog raginu žmonės žiūrėti, nes dabar mes turime labai daug madų, labai daug įvairiausių užsiėmimų ir taip toliau. Ir žmonės nueina, vedini tos mados ar draugų ar dar kažkotais ir jie daro judesius su įranga, su prietaisais arba pozicijos ir situacijose, kurie yra absurdiškai nenatūralūs. Jie ant tiek izoliuoti yra. Ir jungiantis pratimai, jungiantis judesys yra tas, kuris yra pernešamas į gyvenimą, ką tu paminėjai, ar ne? Pernešamas, ar įgūdis yra pernešamas. Tai viena iš tokių, sakykime, labiausiai apjungiančių, ne tai kad metodikų ar filosofijų yra atsistoti ant 2 kojų arba ant 4 kojų ir daryti dalykus ant 2 kojų, kad ir kokie jie atrodytų primityvūs ir paprasti, kūną apjungia daug labiau, negu tu gulėtum ant nugaros iškėlęs kojas ir rankas į dangų, makaluodamas kažką tais tenais. Kaip pavyzdys. Taip. Tas pratimas, jis turi savo funkciją, izoliuotą labai funkciją. Bet jeigu žmogus, juda daugiau apjungdamas savo kūną ir juda izoliuodamas savo kūną, tai mes turėsime visiškai kitokius rezultatus. Ir atsigavimas po traumų, poilsis, paskirstimas, krūviui atspara daug didesnė pas žmogų, kuris praktikuoja apjungtus judesius. Tai ne visada yra aišku, kas yra iš karto aišku žmonėms ir šiaip man, kas apjungia, bet labai greit gali paaiškėti. Ja, mes galim kiekvieną veiksmą ar judesį ar pratimą dėti tam tikrą skalę. Ar tai yra labai specializuotas, konkretus, vienkartinis, galbūt skirtas vienai kažkokiai funkcijai, ar tai yra labai perkeliamas ir universalus įgūdis, kurį aš galiu panaudoti. Ir kas sakai, jeigu mes vis dėlto dirbam su užduotimis, kur yra pėdos arba pėdos ir rankos ant grindų, kurios leidžia judėti erdvėje, jos yra ir evoliuciškai
užkrautos, jos yra mums duotos. Taip. Vadinkime, jos yra mums svarbios, taip, mes čia suformavom savo struktūrą, čia papuolėm dėl to, kad mes atlikom lokomotyvinius judesius, visų pirma, mes galėjome eiti, judėti per erdvę. Ir kitas dalykas, jos perkeliamos, nes taip mes veikiame ant dviejų kojų, mes nusileidžiam ant grindų, naudojam 4, vėl pakylam, tai yra gyvenamoji žmogaus teritorija, kurioje mums svarbu ir įgauti įgūdžius ir turėti tą kokybinį netgi pojūtį. Sujungtumo. Tai va, dar kitas galbūt aspektas sujungtumo, ne tik ką darai, bet ir tas labai aiškus pojūtis, kad energija keliauja. Kad energija keliauja nuo žemės į viršų arba nuo rankų žemyn ir ta energija niekur nesustoja, kūne neatsiranda kažkoks energinis blokas, reiškia, kur susitinka dvi energijos, ta, kurią mums duoda žemė ir ta, kur mes esam veikimi gravitacijos, kad kūne neatsiranda tas, kaip man davė pavyzdį, medžio šaka, kuri matai, kad ilgą laiką ten nelaikys. Taip. Ir tada mes žvelgiam į kūno struktūrą ir mes matom, arba judesys takus, jisai turi tą takumo sujungtumo koordinaciją ir savybę, pati struktūra yra sveika, jinai yra tvari, pavadinkim, jį gali ilgai tęstis, arba mes matome, kad koordinacija nėra labai gera ir kūne atsiranda tokie, vadinkim, vyriai, kurie jau veda mus link labiau kūno susiskaidimo. Tai va, tai čia labai plati tema sujungtumas, nuo to, ką mes pasirenkam daryti, iki to, kaip darom, ir apskritai tokios bendrojo požiūrio į kūną, nes jeigu mes kūną matom kaip gyvą sistemą, mes visada norėsime tą gyvai sistemai padovanoti situacijas, kuri iš tikrųjų gali būti gyva, kontekstuali, prisitaikanti, įsitraukianti į pasaulį ir į pačias įvairiausias situacijas. Bet jeigu mes matom kaip mechanizmą ir pradedam izoliuoti dalimis ir pradedam tas dalis atskirai treniruoti, taisyti arba funkcijas, ar ne? Čia jėgai dirbu, čia mobilumui, čia ištvermiai, tai jau tuomet mes išsileidžiam į žaidimą, kurį drįsiu pasakyti po ilgų studijų, beveik niekas ir nesupranta iš tiesų. Beveik niekas nesupranta. Ir čia matyt, netgi ir mūsų šitas pokalbis, kuris yra apie kūną, bet jis yra ne apie konkretikas, bet jis yra apie principus. Tai yra tam tikra filosofija, požiūris, kaip mums prieiti prie kūno, kad tai, kas iš tikrųjų yra labai intelektualu, labai išmintinga, per 100 000 metų užgyventa, mes nežinom, kaip ląstelės dalinasi, kada jos ką daro, kaip veikia mūsų simpatinė, parasimpatinė nervų sistema, mūsų kūnas, kuris klausosi mūsų sprendimus, nuolat prisitaiko ir duoda mums tinkamą temperatūrą, virškinimą, spaudimą ir visus kitus dalykus. Tai reiškia, kaip mums šitos sistemos per daug nepagadinti, pradėkime nuo to, kaip suteikti sąlygas, fasilituoti tas sąlygas, kuriuose šita sistema gali klestėti. Nebūti arogantiškiams ir galvoti, kad mes žinome geriausią sistemą, geriausius pratimus, geriausius sprendimus, kad šitas kūnas būtų tinkamas. Bet mes turime rasti būdą iš tikrųjų jį girdėti, mes turime rasti būdą jį testuoti, su juo dirbti kaip su lygiaverčiu partneriu ir tik tada jis turės galimybę klestėti. Dėl to mes turime grįžti prie klausimosi, prie jutimo, ar mes jaučiam, ar mes klausomės, ar mes stebim. Tai jeigu mes kursim savo tas sąlygas ir leisim savo būti tose sąlygos ir neleisim, kad mums varinėtų kiti ir kad tu būtum kaip užguitas šuo, ar ne, kad tu turi greičiau, ten stipriau ir per skausmą ir visą kitą ir tu nebegali stebėti, nebegali klausyti, nebegali jaust, nes tu pasidavai tam autoritetui ar kažkokiai kultūriniai madai, greičiui ir visą kitą, tada bus bėdų. Bet jeigu leidžiam savo jausti ir klausomės tokių podcastų, nueinam į tokias erdves ir galim pabūti ir pajudėti visai kitaip, tai tada jokių problemų. Visai kitaip skleidžiasi kūnas ir ta žinia plinta. Man, Vyteni, norisi grįžti prie to, nuo ko pradėjom. Tai yra tos dovanos, kurią tu neši žmonėms. Ir man regis labai gražiai mūsų pokalbis šiandien išsivystė aplink klausimosi tematiką, abipusio klausimosi, dvipusio klausimosi. Kūnas klausosi mūsų, jis reaguoja į mūsų pasirinkimus ir sprendimus. Todėl turime būti išties išmintingi, galbūt ir iš dalies ir kuklus ir
sąmoningi, kokius sprendimus, kokius tikslus kūnui keliame, kokį gyvenimo būdą pasiūlome. Ir tuo pat metu, kai kūnas mūsų klausosi ir atliepia, ir mes jaučiame tą atsakomybę už tai, ką mes jam duodame ir ką sakome. Kitos pusės galime pradėti mes jo klausytis ir klausydamiesi pradėti atrasti, kokių ten lobių yra paslėpta. Ir vėlgi tapti kuklus, atpažindami tą stebuklą, kuriuo esame, kaip esame išsivystę ar sutverti, čia jau kita tema. Ir ką tai duoda, tas jautrus klausimas, jis veda į savarankiškumą. Bet man regis, čia yra tos dovanos arba to kvietimo klausytis esmė. Tai yra atrasti sąlytį, atrasti ryšį su savimi, kuris yra intimus, kuris yra tiesioginis ir kuris leidžia iš tiesų augti ir vystytis savarankiškai. Kaip tu sakai, nebūti varinėjamam vienos teorijos, kitos, vieno gydytojo, kito, bet pradėti iš tiesų suprasti, kad aš ir esu, aš ir turiu tą tiesioginį ryšį ir sąlytį su savimi, esu absoliučiai atsakingas pas už save. Ir net kai man prireikia kitų pagalbos, aš esu lygiavertis partneris pokalbyje apie savo kūną, nes aš jį geriausiai pažįstu. Tai Vyteni, aš labai noriu tau padėkoti už tai, ką tu darai, už tas žinias, kuriomis tu daliniesi ir su žmonėm, ir be abejo mūsų vedamų praktikų kontekste. Nes tai veda link galimybės susigrąžinti save. Ačiū Justai už pokalbį ir jo gilį, galimybę pabūti tame giliai, ramiai ir besiklausant. Tai, sakant, dar daug turėsim progų su tavim kartu ir su žmonėmis, taip sakant, pabendrauti šitom temom. Ačiū. Ačiū.